Labai geras komentaras. Pirmo vietoje yra atsakomybė. Aš manau, didžiausia klaida yra ta, kad žmonės įsivaizduoja, jog ateis, pabaigs kažkokius mokymus ir iš karto pradės uždirbinėti pinigus arba ten kopijuos kažkokius signalus. Nei vienas iš šitų dalykų neveikia 100%. Paaiškinsiu kodėl. Pavyzdys, duosiu pavyzdį treidinimą dabar. Puikiai visi žinom, kad ne visada jis veikia. Dėl to, kad ateina naujienos ir labiau gali vieną naujieną įtakoti marketą negu tą visą techninę analizę. Aišku, negalima visiškai nurašyti, techninė analizė yra gerai, kad rast entry point geresnį. Bet grįžtant prie pirminės temos, ką aš bandau pasakyti, įsivaizduokit, mokymai, jie yra linijiniai, galim sakyti, ne? Vienoj pusėje yra žmogus ir kitoj pusėje yra dar pati rinka arba moneta ir panašiai. Tai reiškia, kad ne nuo mokymų priklauso. Mokymai visada yra gairės. Bet nuo žmogaus priklauso ir nuo rinkos priklauso. Tai va, jeigu mes norim nugalėti rinką, tai iš karto mums nepavyks. Čia geriau tiesiog nuspėjimas vyksta, buvimas, stebėjimas ir numatymas trendo, kas vyks, ir tada galima numatyti. Čia vienas kintamasis, ne? Vat yra mokymai, yra kintamasis vienas. Ant to viršaus yra pats žmogus. Kitas kintamasis, tai reiškia, ar sugebėsit išlaikyti? Ar sugebėsit exit padaryti? Ir čia pavojus. Tai va tą turit suprasti, kad nėra tokio paprasto, kad va, pasiėmiau mokymus, dabar nusipirkau ir viskas. Mokymus paėjau 2-3 savaitės ir viskas, uždirbinėjau pinigus. Tai būna, kažkam pasiseka, tikrai būna išimčių, bet dažniausiai tam, kas neturi patirties, jeigu ir iš karto pasiseka, tai atgal sumėto tos pinigus į rinką ir viskas. Jūs turite suprasti, kad čia kaip ir bet koks amatas ar darbas užtrunka laiko. Ir savęs pažinimo kelionė irgi labai gera, nes atsiveria nauji emocijų klodai, kai ateina laimėjimai, nuostoliai.